Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į mano kanalą ir šiame filmuke noriu pasidalinti savo ofiso makeoveriu. Tam buvo labai daug darbo, kelios dienos prarastos, kurių niekada neatgausiu. Tad važiuojame į mano filmuką. Štai taip atrodo mano kambarys. Čia yra nukrautas stalas visokių dalykėlių. Nusipirkau dovanų maišiukus. Tada ant žemės nepabaigtas vainikas, kurį noriu sutvarkyti. Tada šita lentyna visą laiką ant jos kažkas yra. Tada ši lentyna, kuri man labai nepatinka, nes ji visiškai šiukšlyna. Ta lentyna užima nežmoniškai daug vietos, o ją palyginus nedaug joje telpa. Tada turiu čia kelis paveikslus sukabintus, dar ant žemės čia. Tai noriu šį kampelį irgi susiorganizuoti. Vaikų užuolaidas reikėtų pakeisti į kažkokias naujesnes. Ir vienintelis dalykas, kas man patinka šitame kambaryje, yra mano tapetas, nes jis yra, nerealus. Stalas vos gyvas, tai yra tas stalas vos. Man čia Magnus jį mėgsta apklijuoti lipnę juostą. Tai labai nekantrauju jį atsinaujinti. Ši lentyna yra sena vaikų spintos lentyna. Visokie dalykėliai. Matote, kad čia pas mane vyksta. Baisus reikalai. Ši maža lentynėlė buvo skalbinių kambariuke. Daugelis šių dalykų, kurie mano kambaryje, neturi būti mano kambaryje, turi būti apačioj. Ir pagalvojau, kad jeigu iš visą tą lentyną su stalčiais nunešiu į apačią, tada susitvarkytų labai daug dalykų. Tai tą būtent ir padariau. Mažąją parsinešiau čia, nes susidėsiu ją visus savo tapybos reikmenis, jeigu tilps. Dar turiu lėtiščių daug dėžučių, visko, tai manau viskas man sutilps, tik tais reikia viską susiorganizuoti. Remontų tikrai daug dalykų, visokių rakenėlių, visokių švietimo dalykų, nežinau, čia visokių remontų dar dalykų turiu, kurių nemanau, kad panaudosim, tai nešiu sandėliuką lauke ir daugelį dalykų tiesiog radau kelis dalykus, ką turime po kelis. Tai irgi atiduosime į labdarą, apžiūrėsiu dar viską ir tiesiog stengsiuosi viską sumažinti. Ir jau po truputį matosi šviesa tunelio gale ar kažkur. Tai negana to, kad suverčiu visą šitą kambarį, dar koridoriuje pilna daiktų. Dar apačioj suverčiu tą spintelę, viską ištraukiu iš jos, tai dabar dar tenais reikia susitvarkyti. Bet nunešiu tenais savo komodą senąją, tai manau, tenais bus labai faina susiorganizuoti daug dalykų, nes dabar turėsime ten daugiau vietos. Tai galėsiu parodyti, ant kiek idealiai iki milimetro tilpo toj vietoj. Tik noriu parodyti, ant kiek tilpo šią vietą, ši lentyna. Tai man atrodo, 2 milimetrai būtų buvus paklaida ir būtų netilpus, nes tasai dalykas jau negali patraukti. Tai dabar beliko tik tais nuvalyti lipdukus, nes aš jūs kažkada čia buvau priklijavusi ir šiaip Magnus buvo apipiešęs. Bandysiu kažkaip susiorganizuoti visą šitą. Bet jo, o dabar niekas nemato. Susitinkame kelyje. Kur važiuojam, Roma? Flower Festival. O iš tikrųjų, kur važiuojam? Apokaliptika. Apokaliptika. Tu taip nedarysi, tikiuosi. That's how they're gonna do it. Bet tu taip nedarysi? I will. Ne. Yeah. Tai važiuojame į koncertą. Pirmiausia, važiuojame palikti mašinos pusiaukelėje, tada sėsime į Luosą ir važiuosime į centrą, nes koncertas centre.
Tai vat tokia nusimatom mūsų išvyka šiandien. Darbas važiuoja su mumis. Vaikai pasiliko su močiute, visi patenkinti. Ir jo, tai nusimatom mums smagus vakaras. Tai gal per daug turim? Nu, tu šaunuolė. Labai aukštai. No. Bet kiek kitais metais pas mane užaugs grožių, tai galvoju pradėti kelias puodus šiandien ir žiūrėsim. Bandysime daryti gėlyčių lazaniją kitam pavasariui. Tai nusipirkau tokias labai fainas tulpes, hiacintos. Štai tokios gėlytės ir štai tokios. Tai pirmiausia sodini giliausiai šias, tada truputėlį aukščiau šias ir visas va taip sluoksniuoji ir tada juos žydi vieną po kito visą pavasarį. Tai va, labai nekantrauju išbandyti ir pasiruošiu žemę, pasiruošiu puodą. Susitinkame vakare, tai išėjau šiandieną į lauką susitvarkyti kiemo, nes išpripyliau druskos į tarpelius, kur auga pas mus žolė priekyje, nes užkniso ravėti. Ir domėjusi vienoje sodininkystės grupėje, druska ir soda veikia pripurčiusi tarpelius, kur nenori, kad augtų niekas. Tai būtent tą ir padariau šiandien, radau pigios druskos prieš kelias dienas. Tai va dabar šiandien išėjau, nusišlavau, nes visur lapai, išsiravėjau ir tada pripyliau visur druskos. Tikiuosi palis ir viskas tiesiog sukris, nes dabar atrodo, kad pas mus prisnigė. Padariau 2 lazanijas gėlių puodose. Tikiuosi viskas užaugs, bus matyti pavasarį. Mano toks visiškas eksperimentas, nes nesu auginusi gėlių, nenoriu nieko sodinti į žemę, kol nesusigalvojim, kas kur stovės. Nepasidariau visko, ko norėjau truputėlį sumažinti savo eukalipto medelį, kuris užaugo virš 2,5 metrų. Taip fainiai pasibuvau ir žiūriu vienu momentu, aš nieko nebematau, nesutemo taip staigiai, atrodo šviesu, 20 minučių ir iš karto sutemo. Tai ką tik parėjau namo, mano vyriškis su dviračiais išvažiavo į tokį parką. Tai davė ramybės man. Esu kelyje, važiuoju apsipirkti maisto ir tada važiuosiu pasimti vaikų. Šią savaitę nedariau savo vaidinio, nes ištuštinau kamerą ir kaip ir nelabai reikėjo. Visą savaitę išgyvenom iš maisto likučių, bet šiandieną jau tikrai labai reikia apsipirkti. Važiuoju, prikreipsiu kelių dalykų ir tada pasimsiu vaikus. Galvoju nupirkti kokių nors jiem užkandžių ir nusivežti į žaidimų aikštelę po mokyklos. Prikreipsiu pretzels riestainiuko Lidl būna, jiem labai patinka ir važiuosim
važiuosime daryti mini pikniko į žaidimų aikštelę ar į parką. Nežinau, žiūrėsime, kur jie labiau norės važiuoti. Tu irgi turi? Čia yra Fred, o čia yra John? Šaunuolis. Labas, susitinkame šeštadienio ryte. Tai ką tik išvažiavo mano vyrai į futbolus, naujas treniruotės, abu skirtingais laikais, nes amžiaus grupės skirtingos. Vieną vyrą su jais išvažiavo, o aš važiuoju turėti mergaitišką dieną su mama ir važiuojame į šopingus, kur papietauti. Turiu porą dovanų čekino gimtadienio, tai galvoju, va taip smagiai praleisti šiandieną rytą, arba popietę, arba dieną. Planas išvažiuoti ant 9, tada užvešiu broliui drabužis, nes jos skalbimo mašina sulūžo, tai vakar išsiskalbė viską, dar naktį viskas išsidžiovino, tai dabar supakuosiu ir nuvešiu. Vakar nusitarkavau visus pirštus su tarka, tai šiandien pleistriukai visur, tai šiandien taip skauda. Prieš kelias dienas buvom su vyru koncerte Apokaliptikos ir labai patiko, tai va šiandieną rytą pas mane Aleksa grojo jų dainas. Ėjome tą koncertą, nes mano vyrui labai jie patinka, žinoma, norėjau ir aš pamatyti ir iš tikrųjų buvo įspūdingas šou. Važiavome tą koncertą, mano vyras sako, mūsų neįleis, nes visi kai rokeriai apsirengė, odinės triukės, baikeriai, metalistų rokerių ir mes, mano vyras pasižiūrėjo, mano gėlėta žalio suknelis, kad tu atrodo kaip hipė, tavęs neįleis. Mūsų draugais tame koncerte ir jiem patiko, ir mums patiko, ir tikrai smagiai praleidom laiką. Vienintelis dalykas, kas mane nustebino, kad niekas nedainavo. Aš kažkaip tikėjausi, kad jie gros ir bus dainininkas, bet aš kažkaip tikėjausi, kad kažkas ir dainuos tas dainas, bet niekas nedainavo. Mano vyras jau kelis kartus buvo jų koncerte. Nežinau, ar esu pasakojusi, bet mano vyras grojo violončele daug metų orkestruose, taip ir šiaip jis yra baigęs muzikos mokyklą violončele, tai jam ypatingai patiko tas koncertas. Iš tikrųjų praleidom labai smagiai laiką. Prieš porą minučių priėmiau siuntinį iš Amazon, tai atėjo vėl mano indaplovės tabletės, tai kaip jau čia vadinasi, Eco Dishwasher Tablets. Čia yra viskas viename, labai man patinka jų pakuotė, tai vat gali naudoti taip, išsimti kiekvieną po vieną, va jos taip fainiai iškrenta, arba ką aš darau, aš tiesiog jas susipilu į tokį indą, kad man būtų tiesiog patogiau pasimti. Ir jų yra 40 ir aš esu pasidariusi ant subscription, tai man kas, man rodo, 2 mėnesiai ateina po pakuotę ir man pilnai užtenka. Man praeito kartu dar yra likusis kelios tabletės, tai vat dabar gavau papildymą ir po 2 mėnesių vėl. Ir taip gaunasi pigiau. Amazon turiu kelias prenumeratas. Parašykite apačioje, ar būtų įdomu ir aktualu, jeigu padaryčiau video apie Amazon mėgstamiausius produktus ir produktus, kuriuos nuolatos mes užsisakinėjame iš tenais. Tai vat vienas iš jų yra šios indaplovės tabletės, labai faina pakuotė. Jie porą siuntinių šiandien. Supirkome namų apsaugos sistemą naują ir tai šiandieną maniškis turės ką veikti, viską instaliuoti, sensorinės šviesas laukia, daug visokių dalykų užsisakėme iš Amazon, tai tie viename siuntinėje ir šios tabletės buvo pridėtos. Mūsų skambutis nemato visko, ką mes norime matyti laukia, tai nusipirkome dar kamerų laukia, tai dabar mes viską matysim ir viską žinosim. Mažiau kalbu daugiau darbų, išvažiuoju ir susitiksime mes greitai.
Dalinuosi savo mėgstamiausio atradimu. Tai sūdyta karamelė. Tai reikės 300 gramų cukraus. Aš naudoju štai tokį pakelį 250 ml grietinėlės ir šaukštelis druskos. Tai pirmiausia ištirpdau cukrų, o kol tirps cukrus, pašildysiu šį dalykėlį mikrobanginėje. Tada, kai cukrus bus ištirpęs, mes kartu juos sumaišysime. Ir visų nesuvalgyk. Gerai? Darau meal prep, tai čia yra sutarkuotos morkos, smulkiau ir stambiau, ir čia yra česnakas, bet perleidu per tą pačią tarką, tai gavo ir šiek tiek morkų. Tai dabar sriubos, troškiniai, viskas bus žymiai greičiau padaromi, nes nereikės tarkuoti morkų. Labas rytas, darau dalyką, kurio niekada nedarau, tai skaitau instrukcijas. Nusipirkau naujas keptuves, tokį puodą keptuvę, nes iš tikrųjų labai reikėjo atsinaujinti. Mano viena keptuvė, pati mėgstamiausia mano Ikeos keptuvė. Būtent ši su metalmatusu, kur yra dėmė viduje, reikia traukti labai toje vietoje, tai stengiuosi nebenaudoti. Atsinaujinau savo keptuves, tai nusipirkau štai tokią labai fainą KitchenAid grilinę, tada štai tokį kaip puodą keptuvę, tai troškiniams viskam bus labai patiko, tai vat, toks tvirtas dangtis ir būtent šios produkcijos turiu blininę ir ji labai man patinka. Ir dabar vat, pagalvojau, kad kadangi aš jas dedu vieną ant kitos, tai panaudosiu savo senus nuo stalo padėkliukus, kad tiesiog nesibraižytų vieną. Šiandieną sugalvojau išbandyti naują receptą. Tai bandysiu grįžti prie to dalyką, kur kas savaitę mes išbandome su šeima naują receptą. Šio čelis tikrai nevalgys, Magnus galbūt. Tai darysiu jiems vakarienį blynus po baseiną, nes nenoriu pyktis, po baseiną jie grįžta alkani ir pavargę. Tai pavalgys, bet galės paragauti mūsų su vyru vakarienį. Dal masala ar kažko, ir pamiršau, kaip vadinasi. Radau receptą, užmačiau receptą internete, kurį jau senai noriu pabandyti, naudojant šias kruopas ir bandysiu šiandieną naują receptą ir pažiūrėsime, kas man gausis. Tai man reikės aliejaus, naudoju alyvuogių, tada pusę pakelio naudosiu šių lęšių, tai 200 gramų masala prieskonių, imbiero, turmeric, tada naudosiu pomidorų, svogūnas didžiulis, 2 morkos. Šiaip reikia naudoti šviežius pomidorus, bet sugalvojau naudosiu skardinę ir dadėsiu kelias šviežius, nes nenoriu sunaudoti visų. Plauti lęšiai, kurie yra per pusę perskilti, tai jie labai greitai išverda. Šis receptas vadinasi dal tacha, toksai kaip vegetariškas sriuba, troškinys, padažas, nežinau. Man skanu būtų su pita duona mirkyti ir valgyti arba užpilti ant ryžių. Šefskės buvo žiauriai skanu. Šios padaryti reikėjo tik miltų, graikiško jogurto ir kalendros. Šis dalykėlis gavosi nerealus
ir čia įdėjau vyrui vakarieniai. Ir desertui labai noriu pomelo. Aš jau noriu kokį mėnesį laiko, niekur nerandu nusipirkti. Tai vakar radau pomelo. Tikėkime, nebus alerginės reakcijas, nes aš su citrusais nelabai draugauju. Verta rizikuoti. Kas nerizikuoja, nevalgo pomelo. Tai va, skanaus man. Agnus, ar tu valgyt atėjai ar piešti? Piešti ir valgyti. Piešti ir valgyti. Skanaus. Dar atkirpsiu. Čia bus nelega. Čia nelega. Bulvė. Bulvė? Ne. Popkorną, nevalgyk. Čia kastuvas. Kokie angeliukai. Aš metu tam Santa. Santa matei. O, žiūrėk, Halloween'o. Šiltų ir jaukių švenčių sausainį padaryti. Linksmų švenčių. Žiūrėkit, šviesaforas. Mašinytė. Aš tave myliu. O šitas turbūt mano mėgstamiausias. Jūs tik pažiūrėkit, koks mėgstinis. Mindžiai. Pažiūrėk, aš atau, mama, pažiūrėk. Toks velykinis zuikutis. Aš radau turbūt jūsų mėgstamiausią. Kas čia? Grinčas? Grinčo sausainiukus per kalėdas. Taip, galėsim padaryti žalios spalvos. Na, kad. O, jūs žinot šitą gai? Elf on the Shelf ir Santa. Ratus ir jo vairas. Mašina. Namas. Aš šitą šitutė. Žiūrėk, Lithuania parašyta. Va, šitutė. Širtutė. Ką tik gavom savo kiaušinių papildymą. Kartais savaitę ateina toksai vyrukas ir atveža mums free range kiaušinukų. Tai vat šitas visas padėklas kainuoja 7 eurus. Gauname tokių vat gražių kiaušinukų, vieni didesni, kiti mažesni. Ką man padeda kiaušinius? Tu, šaunuolis, pats geriausias, bėk žaisti į lauką. Čarlio darbas. Labas trečiadienio rytas. Šiandien toksai tingus ir ramus rytas. Tikras rudenėlis lauke, visur lapai ir šaltukas. Rodžiau video pradžioje, kaip jis atrodė prieš tai. Tai tas kambarys yra toks kambarys, kuris neturi paskirties, neturėjo paskirties ir aš tikrai nežinau, ką su juo darysim, nes kaip ir nenorėjome mes išskirti vaikų ir kažkada tai bus vien iš vaikų kambarys. Tiesiog dabar jie labai laimingai gyvena kartu ir tai tas kambarys kaip ir neturi paskirties, tai aš nusprendžiau pasidaryti į savo tokių, kaip ofisų. Pirmiausia buvo tas kambarys tiesiog visko krovimo vieta, po to truputėlį susitvarkiau, pasidariau stalą, tai kartais einu tenais pasidaryti nagų, nes ten turiu gerą lempą. O šiaip tenais, niekas nebūna ir šiaip tas kambarys visiškai apleistas, nes, jame niekas nebūna ir tiesiog jisai toksai, visko pilnas, suverstas ir nuolatos tenais viskas, kai nežinai kažką kur dėti, ne šitą. Tai nusprendžiau, kad aš nenoriu turėti daugiau tokio kambario. Aš jau senai nusprendžiau susitvarkyti tą kambarį, bet tiesiog su tais baldais, kur turiu, viskas matosi, nieko nepaslėpsi ir dėžučių man trūko organizacinių ir šiaip nežinau net nuo ko pradėti, ten visko daug. Tai pirmiausia, ką aš padariau, nuvažiavau į IKEA ir paskutinėme filmuke yra IKEA'os pirkinių filmukas. Pamatysite dalykus, kuriuos aš panaudoju tam kambarį. Tada tai nusipirkau 2 lentynas ir joms dėžutes ir atsikračiau tokios didelios raudonos lentynos. Tai mes jos neišmetėm, tiesiog išardėm ir pasidėjom į palėpę, nes aš manau, mes ją panaudosime lauke. Buvo tokia didelė balta komoda
tai ji buvo iš vaikų senos spintos, iš anų namus vaikų senos spintos, tai aš ją nunešiau savo skalbinių kambariuką, o iš tenais parsinešiau mažesnę baltą tokią lentynėlę, kurią buvom nupirkę skalbinių kambariukui, žymiai patogesnė susidėti mano piešimo visus reikmenis. Tada nusipirkau stalą. Stalas buvo man labai reikalingas, nes mano klibėjo, barškėjo, jų buvo visiškai ant paskutinių kojų, labai nerealų stalas su milžiniška nuolaida ir jis man labai patinka, nes jis yra stiklinis ir kadangi ant jo darau visokius rankdarbius, darbelius, tai jį labai lengva nugrandyti, nieko jam neatsitiks, tai bet džiaugiuosi tuo stalu, iš tikrųjų labai jis man patinka, siaubingai sunkus ir tvirtas ir tikrai kokybiškas pirkinys. Manau, bus aiškiau, kai parodysim tą kambarį. Čia yra spintelė, kurią nusipirkau iš Ikėjos. Ir dabar mano planas yra šias dureles perkelti čia ir dasipirkti dar vienas, kad paslėpti šią didžiąją spintelę. O šią paliksiu atdarą, bet kadangi neturiu antrų durelių, tai dabar bus kol kas štai taip. Ten padėjau katino maistą, nes Lego valgojo maistą, tai dabar pradėjau maitinti jį čia. Čia turiu labai liūdnai atrodančią gėlytę, bet ji buvo užsikrėtusi kažkuo, tai va dabar tik tais atsigauna po truputį. Tai vat ši pusė atrodo taip, tada stalas. Stalą pirkau Home Store & More. Jis yra metalinių kojų, stiklinis stalas. Ir ant jo turiu labai fainą lempą iš Ikėjos, kuri labai gerai išviečia. Tada turiu štai tokią kėdę, kuri yra dėdė užpakalį čia, kelį čia. Sunkiai aš prie jos priprantu. Nežinau, ar ji man patinka, bet kol kas yra taip, kaip yra. Buvau pasidarius tokią gėlių kabiklėlę, bet dabar nebeturiu. Tai pasikabinau indą su savo šipetukais. Čia dar yra visokie tapimo reikaliukai, kalendorius. Yra tik dėl gražumo, nes aš jo nenaudojau niekada. Turiu kelias gėlės iš vaikų kambario. Pažiūrėkite šį išprotėjusi kaktusą. Jisai praugo langą. Tada čia dar yra gėlyčių. Čia stovi šiukšlių dėžė, nes metu nuo kačiuko maisto pakelius čia, nes jeigu jis stovės ant žemės, man ateina šuo ir visą ją iškasa. Ir tada einame prie kampelio, kuris yra toksai nedabaigtas. Tai čia man reikalingas man printeris, čia kaip tik piešiu paveikslą, tai pasidėjau viską čia. Spintelę, turiu fainas rankenėlės, reikia prisisukti ant šios spintelės. 2 nebaigti paveikslai, čia yra paveikslas mūsų Lego ir čia Maximus, kai buvo mažiukas ir tenais vakatinai paveikslė, toksai su humoristinis ir čia parašyta Dog Therapy, nes kai mūsų katinas numirė, Lego buvo labai depresijoje ir mes įsigijome Maximus, kai liūdėjo Lego atsirado šis šunų terapeutas. Kada reikės juos susitvarkyti. Tada čia pasidariau kabiniuką tokį ant durų ir čia kabinu savo piešimo džemperį ir suknelę, nes turiu suknelę labai fainom ilgom rankom, tai neišsipurvinu, tai ją naudoju visiems savo tapimam, kad neišsipurvinti. Tokį sutvarkiau šį kambarį, mane pačią stebina, kiek aš čia daug laiko praleidžiu, nes iš šios pusės labai daug saulės pareina, matosi mūsų kiemas, medžiai ir taip toliau, tai čia labai faina būti ir norisi čia būti. Biudžetinis makeoveris, nekeitėm nei grindų, nei sienų, nieko. Kai atsikraustėm, mes perdažėm sienas baltai, nes čia buvo magnolija visur. Ir aš tą kačiukų tapetą radau, kuris man labai patiko, tai išsitapetavau, nes dar nežinau, kas čia bus iš to kambario, bet tie kačiukai man tai patiko, tai pasidariau kačių kambarį. Ir seniai mokausi iš namų, tai dabar turiu tokią erdvę, kur ramu, galiu užsidaryti nuo visų ir tiesiog mokytis, tapyti, daryti visokius dalykus, kas man patinka. Užuolaidas radau palėpėje, tai čia mama kažkada davė, aš neišmečiau, nes labai gera medžiaga, žadėjau pasiūti šuniui lovą, bet taip ir neprisiruošiau, tai pasižiūrėjau, kad man jūs čia visai tinka, nekainavo man ir užuolaida. Noriu šone vieno paveikslo, planus yra pabaigti tos paveikslus ant sienų, nuimti ir turėti tiesiog baltas sienas. Kilimas šiame kambaryje yra tikrai nekoks, bet kadangi aš čia tapau, darau darbelius su vaikais ir užsiemu visokiam veiklom, tai sugalvojau nekeisiu iki tol, kol kažkuris iš vaikų čia ateis gyventi, tada padarysime kaip visur medinės grindis, ko aš dabar čia daryti nenorėjau, nes aš tapau čia ir aš čia sugadinčiau arba reikėtų labai saugoti, ko aš nenoriu daryti. Tai palikom šitą kilimą, visai norėčiau kokią spalvotą ryškaus taip kilimą užsidėti ant to tokio niūraus rudo ir jeigu rasiu kažką nusipirksiu
noriu įdomių rankenėlių šiom 2 komodom ir manau rankenėlės yra game changing dalykas, jos labai mažai kainuoja, bet padaro labai didelį skirtumą balduose, tai vat pasikeisiu rankenėlės ir jo, bus šis kambarys kaip ir baigtas. Galbūt atsinešiu čia daugiau gėlių, nes šiaip čia buvo daug gėlių pradžioje, bet jos visas numirė, nes aš čia neteidavau ir nepalaistydavau. Tai dabar, kadangi aš čia būnu dažniau, prisimenu jas palaistyti. Dabar turiu darbo vietą iš namų ir ne virtuvėje, ne ant sofos, ne kažkur, labai faina, džiaugiuosi. Iš tikrųjų, užtrukau 3 dienas, nes ne tik, kad reikėjo susitvarkyti visą šį kambarį, bet reikėjo susitvarkyti ir sandėliuką, kuris yra koridoriui, nes daugelis dalykų iškeliavo tenais, kai kurie dalykai iš tenais atėjo čia ir toksai buvo daiktų maišymas po namus, taip pat skalbinių kambariuko visą suverčiau, nes pakeičiau komodą. Šis kaip ir paskutinis kambarys mūsų namuose, kur toksai labai chaotiškas buvo. Dabar remontų namuose kaip ir baigti, galime kokius 5 metus ramiai gyventi, bet žinant mus, žinant mane, ne mus, to nebus. Dabar kuriu planus, ką padaryti miegamajam virš lovos, nes ar paveikslą, ar kažką noriu tai sienai tuščiai padaryti, labai man trukdo, kad ant tuščiam, tai vat mano kitas projektas bus miegamajam. Mes šiame name metai laiko, tai va dabar kaip ir paskutinis kambarys, kurį susitvarkėm. Dabar kaip ir jau galime gyventi ramiai, liko tik tai, sakė, maži darbeliai ir tada jau laukia didysis projektas, tai kiemo projektas, va ten tai yra ką veikti. Tai va, tiek kol kas iš manęs, atsisveikinsiu čia, ačiū, kad buvote kartu ir susitiksime kitame mano filmuke. Iki.